Jos steigėja Seimo pirmininkė Irina Degutienė ir prisiminių fondų skirta 5000 litų. Ir jūsų ekranuose vienas iš pagrindinių favoritų į pirmąją vietą – Kazys Trota su Veronu. Na, kai Trota lenktyniauja tiek tėvas, tiek sūnus, visuomet galima tikėtis, kad jie pretenduos į pačias aukščiausias vietas. Nors visko būna. Kalbant su šiais vadėliotojais, tai tikrai jie kaip niekad yra labai gerai pasiruošę, bent jau tikrai iš vakaro kalbant, tai tikėjosi gerų startų šiuose lenktynėse. Ir kaip matome, šie lūkesčiai yra pateisinami, kadangi puikiai atrodo tiek Kazys, tiek Kastytis hipodrome. Na ir jau kalbėjome apie Varėnos pasiekimus. Praėjusių metų rekordininkas Stasys Kairys šiame važiavime dalyvauja su Cimarron Olo, nesu lenktynių rekordininku. Na ir dėja, matau, kad jis pats paskutinis. Ko gero, didžiulė patirtis ir meistriškumas ne visuomet yra pergalės laidas. Dar reikia, kad ir žirgas būtų tikras kovotojas. Nežiūrint tai, kad tai yra A reitingo žirgai, tačiau jie yra jauni žirgai, 4-mečiai žirgai, kurie taip pat tik tai pradeda įsilieti į patyrusių žirgų grupę, lenktyniaujant dėl pačių aukščiausių vietų hipodromuose. Taip kad viskas dar ateityje. Na, galbūt sportinė forma varėniškių